Sveiki visi, aš esu Artiomas. Aš Laurinas. Šiandien mes pamiršom paimti stovą, todėl filmuosim pradžią ir pabaigą selfie. Ir dėl daugelio prašymų šiandienos mini pamoka skirta vilkeliui. Pagaliau. Taigi vilkelis yra paprasčiausias elementas ant turniko ir išvis nežinau, ar galima jį pavadinti elementu. Taigi, norint atlikti vilkelį, jūs turit padaryti nuo 5 iki 10 gerų prisitraukimų. Ir mokėti padaryti kojų pakilimus prie turniko. Turbūt jums nereikia aiškinti, kaip teisingai reikia atlikti prisitraukimus, taigi aš jums parodysiu pratimus, kurie padės jums sustiprinti preso raumenis, kad atlikti vilkelį. Jeigu jūs dar esate visiškas pradedantysis ir pas jūs nėra preso raumenų, galite pradėti nuo paprasčiausių pratimų, kurios turbūt net kiekvienas atlikinėja per kūno kultūros pamokas, tai paprasčiausiai atsilenkimai. Taip pat galite kilnoti kojas. Ir kai jau sustiprinot šiek tiek savo presą, galite pereiti prie turniko, stengtis daryti pratimus ant turniko. Tai vienas iš paprasčiausių kelių pakelimai. Stenkitės kelius pakelti iki krūtinės. Po to galite bandyti kojų pakelimus iki 90 laipsnių. Ir kai jau sustiprinat savo preso raumenis, galite bandyti daryti kojų pakelimus iki turniko. Jeigu iš pradžių neišeina daryti su visiškai tiesiom kojom, galite šiek tiek lenkti kojas, bet vis tiek stenkitės jas laikyti kuo tiesesnes. Kai jau gerai darot prisitraukimus ir sustiprinot savo preso raumenis, galite pereiti prie vilkelio atlikimo. Taigi jūs paprasčiausiai turit užšokti ant turniko rankom nuo savęs, tada pradėti traukti kojas ir patiems prisitraukti. Maždaug taip. Jeigu jums nepavyksta atlikti teisingo vilkelio, tai yra rankom nuo savęs, be siūbavimo, pabandykit padaryti rankom į save ir šiek tiek išsiūbuoti arba užšokti ant turniko nuo žemės. Tai yra paprasčiau, nes būna didesnis įsibėgėjimas, kada išmoksit padaryti tokį netaisyklingą, tada tiesiog bandykit daryti taisyklingą. Taigi tai buvo mini vilkelio pamoka. Tikimės, kad mūsų patarimai padės jums išmokti šį elementą, ne elementą. Taigi stenkitės, mokinkitės ir tobulinkitės. Iki.